Senelis Radžas dažnai jautė tylų liūdesį, stebėdamas, kaip dienos lėtai slenka iš jo krėslo, jausdamasis šiek tiek vienišas. Jis ilgėjosi savo gyvybingos šeimos ir ypač mažųjų, kurie visada atnešdavo tiek daug džiaugsmo ir juoko į jo namus. Vieną saulėtą popietę jo miela anūkė Maja, 7-metė mergaitė šviesiomis akimis ir džiaugsminga dvasia, įsiveržė pro duris. Ji pribėgo prie jo su spalvotų ryškių gėlių piešiniu ir dideliu, šiltu apkabinimu, kuris ištirpdė jo rūpesčius. Seneli, aš tai padariau tik tau. Tai mano geriausias darbas, sušuko ji, jos balsas buvo pilnas grynos, nekaltos meilės. Vėliau ji primiktinai reikalavo pasidalinti savo mėgstamiausių užkandžių, traškę daržovių samozą, užtikrindama, kad jis gautų didžiausią gabalėlį. Ji kantriai sėdėjo šalia jo, atidžiai klausydamasi jo senų istorijų, jos maža ranka švelniai laikė jo raukšlėtą ranką. Senelio Radžio širdis prisipildė didžiulės laimės, suvokus, kiek daug jam iš tikrųjų reiškia jos paprastas buvimas ir meilumas. Vaikų meilumo didybė slypi nedideliuose gestuose ar brangiuose dovanose, o jų grynoje, nesavanaudiškoje meilėje ir tikrame, guodžiančiame džiaugsme, kurį jie atneša į mūsų gyvenimą. Užsiprenumeruokite Lithuanian Repo, paspauskite patinka ir komentuokite, kad gautumėte daugiau įkvepiančių istorijų.